Sveiki atvykę į online kursą Canva gidas pradedantiesiems. Ir šiandien mes pradedam nuo Brand Kit. Kas tai yra? Tai įrankis, be kurio mes negalim judėti toliau. Brand Kit tai yra rinkinys, kuriame yra įvairių elementų padedančių palaikyti vieningą ir atpažįstamą įmonės asmens ar prekės ženklą. Tai gali apimti logotipą, spalvų paletę, šriftų, stiliaus gaires ir kitus dizaino elementus, kurie naudojami bendrojo įmonės ar asmens vizualinio identiteto sukūrimui. Šiandien mes paieškosim savo tinkantį Brand Kit šabloną ir sukursime pavyzdį pagal šablono stilių, spalvas ir šriftą. Linkiu į mokymosi procesą žiūrėti kūrybiškai ir taikyti praktiškai. Leiskite jums parodyti, kad lengviau būtų išsiaiškinti, kokias spalvas pasirinkti savo brandui, galima pasinaudoti spalvų generatoriumi. Taigi mes paieškoje suvedame www. Taip. Ir mums iškrenta toks dalykas spalvų generatorius, kuris pagelbės išsirinkti savo prekės ženklo spalvas, nes mums dažnai būna taip, kad labai sunku ir net neįsivaizduojam, kokias spalvas naudoti savo vizualui. Ir kartais iš intuicijos naudojam, kartais pasižiūrim nuo kitų, ką kiti naudoja. Na, bet čia yra toks labai puikus įrankis, kurį mes galim pastudijuoti. Jis yra nemokamas ir jį mes panaudosim tik tais galbūt vieną ar kelis kartus, grinai pasižiūrėti šių spalvų palečių. Na ir va, mes matom, kiek jų yra. Pasirinkimas yra begalinis, na ir aš, kaip aš sakau, anksčiau tai rinkdavausi spalvą savo vizualui, ten, nežinau, pagal kažkokius tai kriterijus, ten pagal kokias reikšmės, prisiskaičius, prisižiūrėjus, bet pastaruoju metu supratau, kad reikia rinktis intuityviai, ką jaučia mano širdis, kaip aš noriu, kad būtų, tai tas spalvas ir rinktis. Šiaip mano jau pastaruoju metu yra, galbūt jau daugelis pastebėjo, yra spalvos violetinio tono. Mano šios yra spalvos ir tiesiog galima ant jų ir pasižiūrėti. Taip, einam 3 taškučiai ir spaudžiam atidaryti spalvų generatorių ir mums išmeta visą spalvų paletę, bet tarp jų yra dar pliusiukai, kur mes galim tiesiog dar papildomai dadėti mums norimų, tarkim, atspalvių, kad žinotumėm, kas su kuo dera. Na va, ir mes dabar turim visas šias spalvas ir dabar atkreipkim dėmesį, apačioje yra spalvų pantoniniai kodai ir juos reiktų užsirašyti. Pagal šiuos kodus galima atrasti spalvas ir Canvoje. Taip pat dar galime pasižiūrėti, kaip atrodo vizualizacija su šiomis spalvomis. Tarkim, spaudžiam ant šitos ikonėlės ir mums išmeta, kaip gali atrodyti vizualas, būtent panaudojus šitas spalvas. Taip, uždarom. Galim pasižiūrėti ir kitus variantus, kaip atrodo, tarkim, vizualai su šiom spalvom. Va, čia švelnios, gražios. Taip. Čia taip pat galima irgi pridėti norimų atspalvių derančių. Žodžiu, šis generatorius, jisai sugeneruoja tinkamas spalvas. Taigi, aš einu prie savo spalvų ir dabar spaudžiu ant tų 3 taškučių, Open generatorius, mes čia pridedam keletą atspalvių, ar ne? Čia jau neleidžia. Ir dabar pamatėm vizualizaciją, kaip atrodo, taip.
Ir dabar spaudžiam eksport, spaudžiam paveiksliukas, na, aš parašau mano spalvos eksport. Ir pas mus įsikėlė į darbalaukį arba į atsisiuntimus. Taigi, čia galim uždaryti, toliau mes einam į Canvą. Dabar Canvoje ką mes darom? Spaudžiam paieškoj brand kit. Suformuojam mes pirmiausia savo brendo tą krepšelį, prekės ženklų lenta vadinasi. Na ir mums iškrenta labai daug šablonų ir aš tiesiog nežinau pagal mano tas violetinės spalvas, ką aš galėčiau pasirinkti. Vėlgi reikia atkreipti dėmesį, kad labai didelis pasirinkimas yra su karūnėlė ir profams, ar ne? Profams. Dvigubai ir trigubai net daugiau yra pasirinkimo būtent su Canva Pro, o nemokamų variantų yra tikrai nedaug. Tai man dabar vargas, reikia suieškoti nemokamą variantą savo panašiai su savo spalvom, bet nieko nėra, tada man reikės tiesiog paprastuoju būdu, gal va šitas, va, tai čia bus lengviau pinkinti šį šabloną, jis iš karto atsiranda pas mane ir aš tada, ką aš naudoju, aš tada noriu į čia įkelti savo tą išsaugotą sugeneruotą spalvų paletę. Mano spalvos, va, aš matau mano spalvos, tai yra atsisiuntimuose ir aš, vat, matosi kaip įsikelia ir aš tiesiog permetu šitą paveiksliuką ant brand kito, ant šios lentos. Ir dabar aš norėsiu būtent šitas spalvas pakeisti šitom spalvom. Ką aš darau? Tarkim, čia užeinu ant šito kvadratėlio ir einu, kur spalvos. Ir dabar mes matom visą laiką, kokios būna nuotraukos sukeltos, tarkim, paveikslėlį ar šablonę. Mes visą laiką matysim tas spalvas iš tų nuotraukų ir labai lengva pasirinkti ar teksto spalvą, ar šiaip kažkokius tai elementus nuspalvint, labai lengva pasirinkti spalvas, nes labai viskas atitinka, va, tarkim, pagal nuotraukas, pagal nuotraukų spalvas. Ir kai aš paspaudžiu, dar kartelį parodau, va, nuotraukos spalvos, mes matom tik tais va, šitų kelių nuotraukų spalvas, bet mes paspaudžiam žiūrėti viską ir automatiškai mums iškrenta būtent va, mūsų spalvų paletė. Ir kai užvedam pele ant spalvos, mes matom tą vadinamą kodą. Ir dabar tiesiog aš čia va, ir galbūt ir sukeliu, ar ne? O tiesiog, aišku, čia ir kodą reiktų pataisyti, bet kadangi mes jau išsisaugoję visą tą paletę, tai mes jau turėsim ir kodus. Va, kaip viskas šauniai, čia mums, jeigu mes norim kažkokios kitos dar spalvos iš šitos paletės, tai mes tiesiog išsididinam, ar ne? Išsididinam, kokios mums čia reikia spalvos. Tarkim, galbūt šita, ar ne? Taip, pasididinam. Mums reiktų šitos, ar ne, spalvos? 3C 096C. Taip, einam, paspaudžiam tiesiog ant šablono šito šone čia kažkur, einam į spalvas ir einam dabar į, kur per pliusiuką įtraukti naują spalvą
Ir tiesiog va šitoj va vietoj mes parašom va šitą, tarkim, kodą. Taip, 3C 09 6C. Taip, yra prekės ženklo komplektas, vat matot, bet jis yra galima suredaguoti, bet jau čia mokamoje programoje. Taip, dabar mes panagrinėkim toliau, ką mes matom čia šiame brand kite, arba kitaip tariant, prekinio ženklo lentoj. Čia yra surinktas šablonas šrifto, vat mes kada paspaudžiam ant pavadinimo, mes matom šrifto pavadinimą. Ir čia mums yra parodyta, aš padidinsiu, vat, čia mums yra parodyta, kad būtent šis šriftas yra naudojamas šiame BrandKito šablone. Ir mes, tarkim, naudojant savo vizualui šį šabloną, tiesiog naudojam būtent šias spalvas, šią paletę spalvų ir naudojam tiesiog šiuos šriftus. Taip pat čia yra toks, vat, pagal šį pavadinimą sukurtas toks logotipas. Na, čia apie logotipą mes kalbėsim vėliau, kursim taip pat savo logotipą. Tai čia jau galima bus įkelti savo logotipą. Tai čia yra toks tik pavyzdys. Kiekvieną paimkit ir išsirinkit savo tą vadinamą šabloną ir BrandKito ir pagal jį susiformuokit savo spalvas, savo šriftus ir panašiai. Aišku, gal jeigu, tarkim, čia nepatinka šitas šriftas, mes gal užeinam ant šriftų, paspaudžiam vat, kažką tai kitą, gal pavyzdžiui, vat, šitas šriftas mums labiau patiktų, ar šitas, mes tiesiog galim pasirinkti. Čia mums rekomenduoja, bet kartais mūsų vidus pasako, kas mums labiau patinka. Tai vat, čia galima paeksperimentuoti. Tai va, galima vat, būtent šiuos šriftus pasirinkti ir čia aišku irgi įkelti, kad užėjus su pele ant žodžio, čia iškrenta būtent koks yra šriftas. Ką dar būtų galima? Na, čia galbūt pagrindiniai dalykai tokie ir yra. Taip, apžvelkim dabar, ką mes turim čia šioj įrankių juostoje, ar kaip čia, meniu ar įrankių. Taip, jeigu mes paspausim dizainas, tai mums išmes įvairiausius dar pasiūlymus. Vat, čia vėliausiai naudoti būna visą laiką pirmoji linijoje, vėliausiai naudoti, paskiausiai naudoti šablonai. Ir paskui vėl siūlo mums įvairius rezultatus, ta prasme, visi rezultatai, tai reiškia visi šablonai, būtent BrandKito dabar. Ir mes galim čia pakeisti, pasirinkti kažką kito ar panašiai. Toliau kitas yra elementai. Elementų yra taip pat vėlgi įvairiausių. Na, čia būna paskiausiai naudoti, bet yra formos. Taip, aš paprasčiausiai pridedu puslapį. Yra formos ir mes tas formas, pavyzdžiui, galim naudoti. Va, iš karto iškrenta pagal mano brando spalvas, iškrenta ir spalva šita. Toliau linijos galima naudoti, taip. Kur čia tos linijos, ar ne? Jos yra baltos, tai vat mes ją nuspalvinam, tarkim, nuspalvinam va, šitą spalvą, ar ne? Šitą spalvą. Taip, kas dar yra tuose elementų? Aha, formos. Formų yra įvairiausių. Taip, nu, su formom. Taip. Va, paliforma. Taip, čia mes, pavyzdžiui, galim pakeisti spalvą, ar ne? Va,
Tarkim, forma gali būti tokia. Gerai, toliau grafika. Grafikoje yra labai daug įvairiausių elementų. Vat, pasižiūrėt galima. Ir čia tikrai yra vat, ir net nemokamų, tikrai galima panaudoti, čia magiškos rekomendacijos. Toliau labai nuostabūs dalykai yra perėjimai. Pavyzdžiui, man labai patinka kartais vat, visą foną galima padaryti. Va. Visą foną galima padaryti su šitais perėjimais. Va. Va. Kadangi šiaip mokamoje versijoje, man atrodo, nemokamoje nėra, mokamoje yra fonas, kur galima padaryti foną paveiksliuko norimą, bet nežinau, ar yra nemokamoje versijoje, tai principe nemokamoje versijoje galima tiesiog daryti su perėjimais, daryti tą foną. Va, tokie gražūs elementai irgi juos galima panaudoti kažkur, tai va, tarkim, sukioti, ar ne? Taip, na, čia tiesiog, čia žinokit, tikrai įsijungia kūrybiškumas ir kada matai tiek daug elementų, su kuriais galima kažką tai tiesiog gražaus padaryti, tai tiesiog net norisi kažką tai kurti ir norisi kažką tai daryti. Vat, pavyzdžiui, va, prašau, va, koksai įdomus elementas, kurį irgi galima panaudoti, tarkim, vat, ant šito kvadrato uždėti, ar ne, jau tas kvadratas gaunasi toks, kai aukso aplietas, ar ne, aptaškytas, va, kaip gražiai. Taip pat galima padubliuoti ir galbūt pat jisai ne visai bus apvaliai, bet va taip, va, kažkaip, ne. Kokie dar čia yra grožiai? Na, tiesiog tikrai labai gražių dalykų yra ir net, vat, jeigu mes naudosim vat, šitus judančius elementus, tai kai mes išsisaugosim, tai automatiškai gausis MP4. Vat. Sukinėjimas vyksta čia, va, tiesiog galim pasukinėti, ne? Čia va, mažinam, ne? Čia va, irgi mažinam už kampų. Oi. Nu, labai labai gražių dalykų yra, ar ne? Gražių elementų. Taip, kokių dar galim pasižiūrėti elementų. Va, viršui irgi yra juosta, kur galima pasirinkti, va, pavyzdžiui, širdis ar ne. Va. Grafikos elementas. Taip, spalva kokią mes. Na, čia tiesiog dabar, kaip čia pasakyti, gaunasi ekspromto ši. Va. O. Tai, žodžiu, čia toksai va kūrybiškas žaidimas. Ir, na, mes, jeigu čia, aišku, galim užsirašyti pavadinimą. Kit. Mano.
ir automatiškai viskas išsisaugoja. Čia jau mes jį turim, grinai, kad žinotumėm, kokios mūsų spalvos, kad kažką tai darant jau būtų galima pasinaudoti tuo. Taip, dabar mes galim pasižiūrėti, va, naujausi dizainai, tai va, mes jį ir išsisaugojom. Na ką, šį kartą gal užteks šito gėrio, dabar eisim prie